numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. O dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje jūsų laukia 2 skirtingi pasakojimai iš skirtingų žūklės pasaulių. Pirmoje laidos dalyje pasisukiosime po tradicinę parodą Viskas karpių žūklei 2015. Karpių ir dugninės meškerės mėgėjams skirtame renginyje pristatytos paskutinės užsienio ir Lietuvos gamintojų naujienos, naujausi kvapai ir jų deriniai, tarp kurių pasiklysti neleido sportinės karpių žūklės profesionalai. Antroje laidos dalyje pasinersime į gilios žiemos pusnis. Ne, tai ne žvilgsnis į praeitį, o įžanginis pasakojimas apie mūsų komandos kelionę į Šiaurės Švediją, sykų palijų ir upėtakių beieškant. Kai Lietuvoje jau džiaugiame žibutėmis, Švedijos šiaurėje žvejai dar laukia 25 laipsnių šalčio ir kovoja su metro storio ledu. Laidą apie žūklę pratęsime netrukus po reklaminės pertraukos. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Čia laida apie žūklę. Žūklės reikmenų parodos Lietuvoje nėra labai dažnas reiškinys, tačiau šią situaciją po truputį taiso Lietuvos karpininkų asociacija. Pirmoje laidos dalyje ir papasakosime apie tradicinę tapusią kasmetinę parodą Viskas karpių žūklei 2015. Turbūt tik visiškai apatiškas žūklei žmogus nėra girdėjęs apie laukinių karpių žūklę, jos tradicijas ir tradicijų puoselėjimą Lietuvoje bei užsienio šalyse. Nuo ankstesnių laikų ši žūklė mūsuose vis dar daugeliui atrodo lyg Everesto viršūnė, kurią pasiekti gali tik kokie nors išrinktieji, nors, kaip teigia patys karpių žūklės meistrai, tai visiška nesąmonė. Taip, prieš 15-20 metų, kai didžiųjų laukinių karpių žūklės istoriją rašyti pradėjo keli Lietuvos meškeriotojai, slėpti nėra ką. Viskas kainavo daug, informacijos buvo mažai. Teko nemažai eksperimentuoti ir mokytis, vėjais paleisti vieną kitą šimtinę. Šiandiengi situacija pasikeitusi kardinaliai. Parduotuvių lentynos lūžta nuo karpių žūklei skirtų prekių gausos, šalyje yra nemažai licenzinių vandens telkinių, kuriuose galima pradėti savo karpininko kelią, mokytis karpinės žūklės kultūros, įrankių, jaukų ir masalų vingrybių. Sportinė karpinė žūklės pusė taip pat nemiega. Kiekvienais metais vyksta Lietuvos čempionatas, po kurio išaiškėja geriausieji atstovaujantys mūsų šalį pasaulio čempionato varžybose. Apie ritualus, karpininko ekipiruotės gausą, vingrybės bei sportininkus tiesa kalbame ne veltui. Visa tai ir dar daugiau praėjusį savaitgalį tilpo į tradicinės parodos Viskas karpių žūklei 2015 pavadinimą. Mat vienu metu tiek produkcijos, ją išmanančių, kuriančių bei praktikoje naudojančių žmonių vargu ar sutiksi prie ežero, kokioje nors parduotuvėje ar prekybos centre. 4 metus iš eilės Aleksandro Stulginskio universitete šalia Kauno rengiama paroda – tai savotiškas karpiautojų mados podiumas. Čia demonstruojami naujausi karpinės žūklės pasiekimai, kuriuos beje kuria ne tik užsienio, bet ir Lietuvos karpinės žūklės ekspertai. Nors pasauliniais mastais ši vieną dieną trunkanti paroda yra nedidelė, tačiau plūstantis lankytojų skaičius sako, kad toks dalykas Lietuvoje yra reikalingas ir mes neprašovėme. Kiekviename stende meškeriotojas gali įsigyti, tarkime, masalų ar specialių
specialių jaukų ir pirkdamas vos maišelį, jis asmeniškai gali paklausti apie receptūrą, sudedamųjų dalių reikšmę ar naudojimo niuansus pas tą žmogų, kuris tuos jaukus sukūrė. Ar tokią informaciją gausite eilinėje parduotuvėje? Ko gero, ne visada. Tuo ir unikali ši paroda, sakė mums Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas Tomas Būdas. Žiūrint į šį laikmetį, tai turbūt taip. Mes pirmieji sukūrėme tokią unikalią, sakyčiau, karpininkams parodą, kurioje apsilanko labai daug lankytojų. Kiek aš atsimenu save, jaunystėje, atsimenu, Lietuvoje buvo organizuojamos parodos žvejybos, bet jos kažkodėl nutilo ir jų niekas daugiau neorganizuoja. Todėl mes, kaip Lietuvos karpininkų asociacija, nusprendėme, kad reikalinga mūsų karpininkams tokia paroda. Ją rengėme jau 4 metus iš eilės ir matome, kad rinka stipriai plečiasi, nes poreikis tam yra tikrai. Jeigu mes prieš 4 metus rengėme pačią pirmą parodą, tai apie joje apsilankė apie 200 dalyvių, tai yra mažai žinoma, ir pardavėjų gal buvo 5 ar 6. Su kiekvienais metais tas skaičius vis didėja ir mes jau dabar pačių svečių sulaukėme apie 1000, darome ir seminarą apie karpių gaudymą ir pačių pardavėjų skaičius irgi didėja. Sukurti kažką naujo, įdomaus ir veiksmingo – kiekvieno gamintojo užduotis, nesvarbu apie kokią pramonės sritį mes bekalbėtume. Taip ir čia, karpių žūklėje. Galbūt nepatyrę žvejas ir gali apsigauti, tačiau perklejota gražesnė etiketė ant seno buteliuko, vargu ar ką nors laimėsi. Gerą uoslę išsiugdę meškeriotojai nuolat ieško tų naujų ir kibių poveikio priemonių, kurios padėtų sugauti gyvenimo karpį arba padėtų laimėti nervų karą varžybų metu, sakė mūsų pašnekovas. Su kiekvienais metais ta rinka plečiasi ir mes, kaip žinome, Europoje, ypatingai Anglijoje, yra labai populiari karpių žūklė ir toje rinkoje neišradęs kažko naujo neprisiviliosi pačio pirkėjo. Ir tas naujas vėlgi turi būti, jis turi tikrai atitikti šiuolaikinį karpininką. Bet tai nėra tik tai perklijuota nauja etiketė, ne? Ne, jokių būdų. Šiais laikais madinga labai sakyti, kas buvo senovėtis, labai atgimsta ir panašiai. Ne, yra daug naujovių, kiekvienais metais tikrai pamatom ar įrankių, ar masalų, ir jaukų gamoje tikrai atsiranda kiekvienais metais labai naujų dalykų. Jie paslėpti, užkoduoti po įvairiais pavadinimais, bet karpininkai, kurie dažniau žvejoja, jie tikrai žino, kad tai yra naujas produktas. Kaip ir kiekvienoje žvejyboje, turbūt neįmanoma atskleisti visų paslapčių, bet aš manau, kad mes kažkiek pagelbėjome karpių žūklės meškeriotojams ir to ir siekėme šiaip, kad karpių žūklės meškeriotojai sužinotų kuo daugiau apie Lietuvoje parduodamus jaukus, masalus, įrankius. Mes kaip karpininkai Lietuvoje esame ganėtinai jauni ir nesilygiuojame į spiningo ten žūklę ar poledinę žūklę, bet mūsų gretos su kiekvienais metais sparčiai auga. Karpių žūklės virusas Lietuvoje plinta labai greitai. Tai parodė ir susidomėjimas parodoje vykusių seminarų. Klausytojų sugužėjo pilna salė. Mat pranešimus čia skaitė pripažinti Lietuvos karpių žūklės meistrai, kuriantys jaukų ir masalų receptūras, aibę laiko skyrė karpių elgsenos analizei, daugkartiniai užsienio ir Lietuvos varžybų nugalėtojai bei prizininkai. Gaila, tačiau visi jie turėjo ribotą pranešimų skaitimo laiką, todėl į smulkmenas neturėjo kaip įsivelti. Nors niuansai, nori pasipildavo po kiekvieno auditorijos klausimo. Parodos metu garbės raštu už populiariausius baltyminius kukulius Lietuvoje apdovanotas ir vienas karpinės žūklės pradininkų Lietuvoje Renaldas Marčiukaitis. Šis meškeriotojas puikiai žinomas ne tik kaip sportinės žūklės meistras, bet ir kaip receptūrų kūrėjas. Vienas pirmųjų pradėjęs gaminti lietuviškus jaukus bei masalus karpių žūkliai, kuriuos puikiai pažįsta ir meškeriotojai užsienyje. Norint sukurti kažką įdomaus, nereikia laukti išganingo sapno. Tik daug meškeriojant, bandant ir analizuojant, pradedi suprasti, kas, kaip ir kodėl žuvį veikia, pasakojo žmogus sukaupęs ne tik didelę praktinę, bet ir teorinę žinių bazę. Karpių žūklė nuėjusi labai toli. Tas pats boilis, kuriuo pasitikėjau prieš 15 metų, dabar atrodo tiesiog banalus. Man yra truputį lengviau visą tai daryti, kadangi aš esu pats visų svarbiausių varžybų dalyvis. Ir važinėju testuoti įvairius telkinius užsienyje, tiek Lietuvoje žymius telkinius.
Ir man yra truputį lengviau, man nereikia susapnuoti kažkokį sapną mistinį, kad po to įgyvendint į gaminį. Žodžiu, aš pats esu gamintojas, pats esu varžybautojas ir pats esu vienas iš pradininkų žvejybos pagavai paleisk Lietuvoje. Svarbiausia, reiškia, visą laiką patariu žvejams ar tai varžybautojui fiksuoti viską tušinuko pagalba. Žodžiu, vesti užrašus, kaip sekėsi žūklė, dėl ko taip ar dėl ko anaip, bet svarbiausia yra nerašyti, bet svarbiausia tą, ką parašiai, ramiai analizuoti. Dėl to tu įgauni kaip ir teisę kitą kartą pasirodyti, startuoti, varžybauti ar tai žvejoti geriau. Bet tam reikalinga sukaupti patirtį. Tos patirties ir tos receptūros atsiranda. Jo, kaip gamintojas, tai naudoji varžybinę patirtį, naudoji gamintojo tikslams. Tai vat ir gaunasi, kad realiai šiemet nieko tokio kardinaliai naujo mes ir neišradom, kaip ir realiai manau, kad raketos išrasti ir nebegalima. Tai yra gan senos tradicijos, siekiančios 40 ir daugiau metų profesionalaus karpių gaudymo. Reikia tik teisingai naudoti tai, kas yra jau žinoma. Aš akcentuoju būtent, jeigu kalbėtume apie pašarą, tai ne jo kvapą, ne atraktyvinius pašaro ten savybės, bet būtent sudėtį medžiagų. Tas, ką žuvis suvalgo, kaip jinai jaučiasi, kaip jai tai virškinama ir kaip ją tai veikia, svarbiausiai varžybų metu arba presingo metu. Kągi, toliau sukiojamės po parodą Viskas karpių žūklei 2015, žiūrime, kas ką įdomaus pristatė savo stenduose. Stambų Didžiosios Britanijos gamintoje CC Moore atstovaujantį kompaniją Fanatikai vėl pasipuošė aibė įdomių kvapų, jaukų bei aliejų karpių žūklei, tarp kurių įdomiausia pasirodė su nauju ženklu. Tai nereklaminis triukas. Anglams pavyko prisikalbinti vieną seniausių atraktantų kūrėjų Jungtinėje karalystėje, kurio vardu ir pavadintos didžiausios šių metų naujienos. CC Moore kompanijos kozeris, tai yra arkliukas, skystieji maistingi priedai. Prie to naujas produktas atsirado. CC Moore kompanija išleido vieno garsaus karpininko sukurto kvapų seriją. Tai yra sudėtinga man ištart angliškai ir bijau, kad gali būti labai netaisyklinga. Tai Geoff Kemp, vienas iš garsiausių karpių žūklės specialistų Anglijoje. Šis žvejys šitos kvapus sukūrė 1980-1990 metais, jie buvo populiariausi Anglijoje. Tai yra ir po šiai dienai jie išlikę kaip lyderiaujantis. Tai yra saldūs kvapai. Pati kompanija sudariusi taip sutartį, kad neišduoda jo sudėties. Tai yra slapta. Paprastai, kai atsiranda naujovė, kuri yra padaryta vien dėl to, kad tai yra naujovė, nes vartotojas yra reiklus ir jis nori naujovių, bet kai kurios naujovės jos išnyksta, nes jos tiesiog nepasiteisina, jos nėra išdirbtos. Tuo tarpu šitas produktas yra naujovė, bet ji naujovė yra su šituo ženklu ir naujovė yra pas mus. Apie ją kalbėti patirties mes dar neturim, bet manau, kad jeigu ją pripažino anglų karpių žvejai, tai manau tikrai pas mus bus šita naujovė tikrai pasiteisins. Jei parodoje Viskas karpių žūklei 2015 būtų reikėję suskaičiuoti, kiek ir kokių kvapų buvo atvežta ir pristatyta, šią misiją tikrai galėjome vadinti neįmanoma. Tačiau viename iš stendų aptikome unikalų priedą, kurio anot parodos dalyvio Algirdo Daukšo ekspozicijoje neturėjo niekas. Nano Baits pristatė žalių žirnelių kvapą, bei to paties kvapo baltyminius kukulius, tinkančius daugumai dugninę meškerę gaudomų žuvų. Specialiai mes ruošėme šitai parodai ir norėjom įsiskirti iš kitų parodoje dalyvaujančių. Tai atsivežėm naujieną, ta naujiena labai populiarėja Ukrainoje ir ta naujiena yra žalių žirnelių kvapas. Šitas kvapas yra antiek įprastas žvejyboj, kad ant šito kvapo labai gerai kimba karšis, gerai ūsorius, gerai šapalas, o niekada pro šalį nepraeina karpis. Jeigu turit savo sodus ar daržus,
praskiriat žirnio ankštį, patrinat ir vienas prie vieno niekaip neatskirsit. Atrodo, antiek natūralu. Tai vat, šitie kvapai ir šitie boliai turėtų tikti gaudant karšius, ypatingai rudeniop, kai atšala vanduo. Tai karšiai aš pernai metais pabandžiau, tai buvo nuostabus rezultatai. Kad lietuviai žmonės verslus, įrodė ir dar viena šalies kompanija Dypex, kuri anksčiau buvo vadinama žvejo tako vardu. Dirbame jau senai. Per ilgą laiką išvystėme unikalias savo receptūras, kurie šiandien jau pripažino ne tik Lietuvos, bet ir Didžiosios Britanijos bei Airijos žūklės klubai. Nors tarp didžiųjų gamintojų išsilaikyti ir nėra lengva, ne visi bandymai sukurti kažką ypatingo būna sėkmingi, tačiau savo vietą pasaulyje išsikovoti tikrai įmanoma, pasakojo Dypex atstovas Gintautas. Mūsų visi gal atsimena taip, kaip žvejo tako narius kažkada, tik tiek, kad pasikeitė mūsų logo, nes tai buvo klubo logotipas ir buvo tikrai didelė komanda, kuri dalyvaudavo įvairiose rango varžybose, laimėdavo daug prizinių vietų ir taip gimė idėjos gaminti jaukus. Taip pat ir masalus karpių žūkliai, baltyminius kukulius, plaukiančius, palėtės, rezultatų dėka. Mes taip ir išpopuliarėjom. Šiaip Lietuvoje yra daug sportininkų, kurie testuoja mūsų jaukus jau iš įvairių miestų, atvažiuoja perka specialius paketus, kuriais važiuoja prie įvairių telkinių žvejoti ir bando jais žvejoti, sugauti žuvį, kurie rezultatai paskui atsiliepia mūsų gamyboje. Mes, jeigu, sakykime, produktas pasiteisina per keletą skirtingų vietų žvejybos metu, vasaros metu, pavasarį, rudenį, tai mes jį paleidžiam serijinę gamybą. Ir gamybos procesas pats tiek jaukų, tiek baltyminių kukulių nėra labai lengvas ir paprastas. Iš tikrųjų reikia labai daug domėtis, daug klausinėti, bendrauti su žvejais. Aišku, būna ir nusivylimo minučių, kada tu sukuri produktą, o produktas nepatenkina lūkesčių, tiek savų, tiek žvejų lūkesčių. Visko būna, aišku. Kiek dar visko įdomaus ir išskirtinio būta parodoje Viskas karpių žūklei 2015, nei pasakyti, nei nuspėti, ko gero, neįmanoma. Faktas tas, jog viską, kas šiuo metu karpių žūklei sukurta geriausia, pamatysime balandžio pabaigoje startuosiančiame naujo sezono varžybų maratone. Tradiciškai įvyks ir 3 Lietuvos čempionato etapai, o geriausių žvejų rinktinė mūsų trispalvės garbę gins pasaulio čempionate Ispanijoje. Šis pasaulio čempionatas bus Ispanijoje. Tai įdomi šalis su savo karpių gaudimo tradicijomis. Ir manau, kad Ispanijoje susirinks daug vertingų konkurentų ir mes, kadangi Lietuvos karpininkai nesam dar pasaulio elitas, bet mes visą laiką įsilaikom tradiciškai viduriukį, bet mums tai yra geros pamokos ir aš manau visas tas naujoves, tie dalyvaujantis varžybose, atneša visai karpininkų šeimai Lietuvoje. Mokytis yra vis laik lengviau negu išradinėti. Išrasta daug ko yra, bet mes šiuo atveju mes dar tik mokomės. Ir dėl to labai norisi, kad Lietuvos čempionate dalyvautų daugiau komandų. Reikia drąsiai tenai dalyvauti. Reikia patiems pripažinti, kad nesam mes dar tokie profesionalai kaip, tarkim, kroatai, anglai, kurie pastoviai pasaulyje lyderiauja šituose čempionatuose. Mes važiuojam ir dairytis, ir mokytis, ir žinoma tobulėti. Lietuvoje pavasaris ir žvejų sujudimas akivaizdus. O mes šiek tiek sugrįžkime į gilę žiemą, tačiau ne čia, ne Lietuvoje, o Šiaurės Švedijoje. Gal šiuo metu Lietuvoje poledinė žūklė gali atrodyti keistai, tačiau Šiaurės Švedijoje, kur mūsų laidos komanda viešėjo prieš gerą savaitę, tai natūralus reiškinys dar ir šiandien, kai žiūrite mūsų laidą. Nuvažiavus daugiau nei 800 km nuo Stokholmo šiaurės rytų kryptimi, mus pasitiko gili žiema, metrinis ledo sluoksnis ant ežerų ir azartiškos žūklės, kurios truko visas 4 dienas.
Šį kartą į kelią leidomės su žūklės kelionių organizatoriumi kompanija Mazgeiko žvejyba, kuri mus supažindino su Švedijoje įsikūrusią meškeriotojų stovykla Storman Fishing ir čia tvyrančią užkietėjusių žvejų dvasia. Taip, čia Švedijoje poledinė žūklė stipriai skiriasi nuo tos, kokią esame įpratę matyti Lietuvoje. Nors aplink žiemos miegus snaudžia tūkstančiai žuvingų ežerų, iki jų prisibrauti gali tik sniego motociklu. Eiti pėsčiomis bet kokį atstumą yra beviltiška. Sniego iki pažastų. Be elektrinio ar geriausia benzininio grąžto taip pat labai sunku. Dideli laimikiai čia nereti, todėl eketės gręžiamos ne mažesnės nei 20–25 cm skersmens. Gręžiant rankomis, po 2–3 skylių norisi tik atsisėsti ant dėžės ir kurį laiką tiesiog nedaryti nieko. Ten, kur gamta atšiauri, žmogui visada yra sunku, tačiau tinkamai pasiruošus, viskas įvyksta taip, kaip ir turi įvykti. Kalbame žinoma apie rezultatą. Laimikius, kurių ištroškę į Švedijos šiaurę, žmonės suvažiuoja iš viso senojo žemyno. Ir patys ištraukėme ir liksotės prisižiūrėjome į efektingus egzempliorius, kuriais džiaugiamės lyg vaikai per kalėdas, o vietiniai žvejai tuo metu keiksnojo blogą orą ir, kaip čia pasakius, susmulkėjusią žuvį. Na, išties, orelį užtaikėme labai permainingą. Giedra per kelias minutes keitė sniego audros ir namuose nematytos keistos juodos pūgos, po to šiek tiek lietaus, vėjo ir vėl gražu. Bet kokiu atveju išvykos mums tai nesugadino. Sugauti kelis kilogramus sveriantį syką, palyją, ežerinį upėtakį ar kiršlį iš po ledo namuose net svajoti negali. O čia prašom, jei žvejosi, tai ir sugausi. Laidos laiko šiandien mums liko nedaug, todėl šįsyk apsiribosime keliais išvykos epizodais, o kur kas plačiau apie poledinės žūklės Šiaurės Švedijoje niuansus papasakosime kitoje laidoje. Mat visą ją ir skirsime mūsų kelioniai bei įspūdžiams aptarti. Parodyti tikrai yra ką. Todėl tikimės, jog jums tai bus įdomu, nors už lango Lietuvoje jau švilpauja pavasario vėjai. Plačiau apie žūklę Šiaurės Švedijoje papasakosime kitoje laidoje, na o dabar trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Kaip bebūtų keista, tačiau šią savaitę didžiąją daugumą nuotraukų į mūsų konkursą atsiuntė užsienyje žvejojantys laidos bičiuliai. Tačiau prizo vis tik nusipelnė Paulius Pašukonis, parodęs mums pernai spalio mėnesį Nemune sugauto salačio nuotrauką. Žuvis svėrė 6 kg 100 gramų ir atakavo klasikinę sidabrinę blizgę. Sveikiname Paulių, šiandien jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.